Žiūrėk, o dabar dar paklausiu, kaip ta kūryba, kaip tu tą kūrybą kažkaip įprasmini, gyvendini toj mokykloj su mokiniais, juk manau, kad tas procesas tikrai yra visada labai kūrybiškas, edukacinis, o ypatingai mūsų tų mokyklų lituanistinių, kur mes tikrai negalim siūlyti vaikam ar ne antros mokyklos tokios pačios, tai kaip tas tavo kūrybiškumas, kaip tu ten jį kažkaip tai išskleidi? Mhm. Na, taip, tai jau, man atrodo, apskritai darbas su vaikais tai yra labai kūrybiškas procesas, kadangi vaikai tai jie labai imlūs naujovėm, bet jiem viskas labai įdomu, jiem tiesiog visas tas gyvenimas yra pažinimas ir neatrastas dar, neatrastos idėjos, neatrastos veiklos. Tai iš tikrųjų su vaikais tiesiog vedant pamokas, bent jau aš tai stengiuosi, na, atliepti tiesiog prisitaikyti prie tos jų tokios būsenos, kad viskas įdomu, galima kelt klausimus, galima domėtis. Ir tie, tarkim, nežinau, net va, kai mes dirbam su vaikais, tai ne visi labai gerai moka lietuvių kalbą, galbūt net atvirkščiai yra daug nežinomų žodžių. Tai net ir mokinantis tokius paprastus dalykus, ten kaip savaitės dienos, spalvos, būna kartais naujų tokių žodžių jie sugalvoja. Na, tiesiog tai nėra čia nei ko pykt, nei ką, tiesiog visiems kartu mokytis tikrosios lietuvių kalbos ir bandyti tiesiog priimti tai, ką vaikai duoda, nes kartais jų labai logiškai būna išgalvoti tie žodžiai, jie tikrai būna logiški, bet, na, ne visada atitinka. Tai aš manau, kad svarbu iš tikrųjų iš vaikų netgi mokytis to kūrybiškumo, bandyti tiesiog daryti taip, kaip jie. Na ir prisitaikyti, nes tikrai, va, kaip sakai, tas mūsų darbas lituanistinių mokytojų nėra paprastas, nes vaikai jau būna atsidėję visą savaitę mokykloje, juos reikia sudominti kažkaip kitaip, tai mes bandom savo veiklas daryti tokias, na, vaikam patrauklias, kad būtų daug žaidimų, daug dainų. Netgi su vyresniųjų grupe, kai mes mokomės rašyti ir skaityti, tai bandau juos tiesiog, na, sudominti tokiom užduotim, kad jiems patiems būtų įdomu, kad naudinga, tai jiem bet kuriuo atveju bus naudinga, bet kad jiem būtų ir įdomu ir kad jie norėtų ir į tą pamoką sugrįžti. Na ir kol kas manau, kad pavyko, daugmaž nėra tokių vaikų, kurie nenorėtų eiti, jau jie net ir mano patys vaikai klausia, sako, kada jau kitas iki bus pamoka, kada bus kita lietuvių šventė. Tai manau, kad tas yra svarbiausia - sudominti vaikus, kad jie norėtų ateiti, o paskui jau rasim vietoje, rasim klasiai būdą, kaip mokytis, kad visiems tiktų, kad ir man tiktų, kad jie išmoksta, bet ir jiem tiktų, kad jiem būtų, na, kad jie būtų imlūs, kad jie klausytų, ką aš jiems sakau. Tai aš manau svarbu tas, kad tiesiog būt su vaiku tojo mokymosi būsenoje, atradimų būsenoje ir tiesiog džiaugtis su juo, nebart, nebaust, nepykt, o tiesiog priimti, ką jis sako, gražiai pataisyti ir toliau mokytis. Ar kažkaip jo, tas labai tikrai svarbu ir čia tokie labai ploni dalykai ir nesubtilus, Mhm. kad Taip, taip. neužkraut jų ir kad išmokyti ir kad jie kažkaip pajaustų. Ar, dar kalbant apie vaikus, ar pavyzdžiui, ar yra tokių dalykų, kad kaip tu ir minėjai truputį, kad mokytis iš vaikų ar ne, bet ar yra, kad vaikai padiktuoja kažkokią idėją kūrybinę, tavo pačios vaikai, mokykloje vaikai, ar yra, ką tu pasiemi iš vaikų irgi iš tam kūrybiškumui, kažkokiam idėjom, kažkokiam užduotim ar kokiam procesam? Taip, tai žinoma, tai ta prasme, vaikai iš tikrųjų jie randa tokių naujų būdų seniem, kaip pasakyti, nu, jie kitaip viską mato. Jie viską mato atviriau, galbūt paprasčiau ir aš manau, kad daug visokių dalykų mes pamatytume, jeigu žiūrėtume taip kaip vaikai, paprastai. Nes mes turim kažkokius jau išmoktus modelius, pagal kuriuos žiūrim, tai jau mes ne viską matom, jau mūsų akis tiesiog atsirenka, ką mes įpratę matyti, ką mes norėtume matyti ir tiesiog praleidžiam kitką pro akis. Tai taip, pavyzdžiui, mano vaikai, kaip jie piešia, tiesiog aš matau kokius naujus, tarkim, piešia gyvūną, bet jie nežino, kaip jis tai atrodo. Nu,
daug mažino, bet be pavyzdėlio, tai tenais, nežinau, žirafa galbūt labiau būna panašiai į dramblį, bet vis tiek su ilgu kaklu. Na, va, tokių dalykų. Tai ir paskui, kai pasižiūri, nu tikrai, o kodėlgi ne, mesgi galim daryti taip, kaip norim. Kodėl mus kažkas tai riboja, kaip turėtų būti, kaip mes turėtume matyti vieną ar kitą dalyką. Tai tas labai svarbu yra. Ir man, pavyzdžiui, svarbu labai tiesiog klausyti, ką vaikai kalba ir, na, ir bandyti išmokti to kūrybiškumo, to jų požiūrio. Pavyzdžiui, einam, nežinau, iš mokyklos su mažuoju ir girdim, kaip čeža lapai po komis. Tai o kodėl jie čeža, kodėl toksai garsas? Nu ir tada pradedam kalbėti apie metų laikus, apie rudenį, kaip čia yra. Ir paskui iš karto su tais lapais yra ir tų sučežėjimų, yra ir spalva. Jau kodėl jie geltoni, kodėl raudoni, kodėl rudi. Tada yra ir tų lapų kvapas. Ir jau tiesiog visas toksai, kaip pasakyti, pilnas pojūčių rinkinys ir mes visą tą galim priskirti rudeniui, lygiai taip pat žiemai, lygiai taip pat pavasariui. Tiesiog galim rasti tiek daug detalių, iš ko mokytis to kūrybiškumo, tiesiog nereikia to leisti praslysti pro akis. Bet aišku, jeigu mes pavargę ir galvom apie savo problemas, apie darbą, apie pirkinių sąrašą, kas labai dažnai ir būna, tai tiesiog, nu, kodėl jie čežo, todėl kad sausinu, einam į parduotuvę, viskas užteks. Tai tiesiog jo, kartais praleidžiam tas progas, bet sakau, svarbu galbūt išgirsti, ką sako vaikai, išgirsti ir bandyt rasti tą paaiškinimą tiek jiems, tiek mums patiems. Čia tas tikrai, kaip tu kalbė, aš galvoju, tas smalsumas, ar ne, nuolatinis Taip. toks, nu, nustebimas, nes, nu, ir mesgi galim lygiai taip pat nustebti, ar ne, ir tas buvimas, va čia ir dabar eina, mato, jaučia, ir aš net, pavyzdžiui, žiūriu, mes, pavyzdžiui, daug piešiam toj mūsų mokykloje, lituanistiniai, per dailę mokomės labiau, tai arba aš kartais duodu kažkokią užduotį ir, nu, kažkokią, nu, tokia, aš jau pakankamai laisva, taip sakant, bet tie vaikai ją dar praplečia ir man yra taip gražu, žinai, ten kokius nors ten, sakykime, darom rutuliukus iš kokių modelinų ir iš jų kažką konstruojama, kažkas pradeda blynus daryti ar dar kažką ir toks tu matai, kaip tas, nu, tikrai kaip lengva tai praplėsti, kaip Mhm. paprasta, kaip nereikia ten kažkaip būti užsiangažavus, tai tas, nu, tikrai ir aš irgi pritariu, kad, nu, vaikai labai turi daug to spontaniškumo, žinoma, tai irgi labai priklauso, ar ne, nuo šeimos, kaip jie, nu, kiek ten tas kūrybiškumas, taip sakant, propaguojamas, bet nu, tikrai yra į ką pažiūrėti ir yra kur atsiverti kartu su jais. Tai vat apie tą mokymąsi ir mokymą, tai dar noriu iš tos serijos paklausti, kaip ta kūryba, kaip tu galvoji, ar ta kūryba mus formuoja, ar jinai mus kažkaip tai veda į kažkokį savęs pažinimą, ar ji mums tikrai padeda aukti, mum visiems, ir mum, ir vaikam, nu ką tai duoda, ar tai duoda kažkokios tokios vertės augimes savo savęs pažinime, Tai kaip aš tau. manau, taip, aišku, kad duoda. Tai tiesiog ir tas žmogaus augimas, savo asmenybės, tobulinimas ir apskritai tobulėjimas, viskas ateina per patirtį. O tą patirtį mes įgauname tada, kai mes būnam smalsus, mes būnam atviri ir norim mokytis. Nes tikrai, jeigu mes tiesiog pasiliksim tą savo kasdienį darbą, nieko nematysim, tik tai važiuoti į darbą, padirbti, grįžti, pavalgyti, nežinau, ten savaitgalį kažkokia veikla ir vėl nuo pirmadienio vėl viskas tas pats prasideda. Tai, nu, sunku tokiam sąlygom ir mokytis, ir aukti, ir kažką tai naujo atrasti. Tiesiog gal reikia savo bandyti kelt iššūkius, kažką tai bandyti patirti naujo pagal galimybės, aišku, nebūtina ten keliauti į pasaulio kraštą, jeigu negali ir negali tau savo to leis, bet tiesiog buvimas gamtoj, man atrodo, labai padeda, labai galima rasti tiesiog ne tik kad atsipalaidavimo šaltinis, nebūtinai ten ir sportuoti, galima tiesiog žiūrėti į gamtą ir žiūrėti, kaip viskas vyksta, kaip vyksta, nežinau, kaip auga medžiai, taip nuėjęs vienas iki nepamatysi, bet jeigu ten grįžti nu, kiekvieną mėnesį, tarkim, į tą pačią vietą, jau tu matai, kaip viskas keičiasi. Ir spalvos keičiasi, ir ten ir šakelės naujos auga, nežinau, gal žydi kažkokie augalai. Tai apskritai visa tai, visa nauja patirtis mus augina kaip žmonės.
Tai aš manau, kad yra svarbu leisti sau galbūt atsiskleisti irgi, nebūt, kad taip užsifiksavus kažkokį tai vieną tikslą į vieną dalyką, baigiau savo darbą, tada bus kažkokios atostogos, tada vėl kimbu į darbus, o tiesiog bandyti atrasti kažkokią prasme ir kasdieniai veikloj.